Viena iš jų įdiegta naujovė yra saulės kolektorių sistema, kuri jau yra aktyvuota šiais metais vasario mėnesį. Tai ant mūsų baseino stogo yra 102 kvadratai saulės kolektorių. Sulaukėme Europos pagalbos ir buvo pastatyti vandens nugeležinimo įrenginiai. Vandens kokybė kardinaliai pasikeitė. Kuo daugiau rūšiuosime atliekų, tuo mažiau jų paklius į sąvartyną. Reiškia, mes mažiau sumokėsim vartų mokesčio atliekų utilizavimui. Šiuo atveju mes tą didėjimą, bent jau tokį drastišką, tai tikrai mes sumažinsim. Visas miesto kūrimas, visas miesto paslaugų gerinimas priklauso tik nuo mūsų pačių. Kadangi šitas atliekų, reiškia, tvarkymo klausimas yra paremtas tokiu solidarumo principu, tai aš manau, kad tada laimės kiekvienas Anykščių gyventojas.